Laidą remia Nordis. Išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Realybės šou Aš ralistas pasiekė savo apogėjų. Šiandien bus paskelbtas nugalėtojas. Pusę metų. Tiek tęsiasi šitas projektas. Pradžioje startavome su beveik 300 dalyvių. Dabar liko tik 6. Ir visi jie jau baigė savo pasirodymus. Beliko suvesti rezultatus ir išrinkti nugalėtoją. Po paskutinio turo, tikro ralio greičio ruožo imitacijos, automobilio viduje sėdėjęs ir visus finalininkus iš arčiausiai stebėjęs Deividas Gezevičius aptarė visus dalyvius. Labai skirtingi patys kaip vairuotojai. Ne tai, kad labai skirtingi, jie savo važiavime turėjo labai panašius rezultatus, bet skirtingai supranta kelią, skirtingai jie užsirašo, nes kaip kurie tai darė pirmą kartą. Ir jiem buvo tikras iššūkis. Visai neblogai šiaip susitvarkė. Sakyčiau, įdėjus darbo, matau potencialą, kad jie gali būti tikrai greiti. Tai ar galvoji, kad teisingi tie 6 pateko? Jo, labai teisingi, nes ir rezultatai tai rodo. Dėl pirmo ir antro rezultato tik 100-osios skyrė. Trečias, kuris irgi yra netoli, jisai pridarė klaidų, užsiminėjo ant galo driftu ir ten po to emocijų buvo tiek, kad wow. Žodžiu, aš manau, tikrai pamatysim į ralyje. Ir nežinau, kaip susiklostys, gal jis ir bus lyderis. Reiks čia dar gerai apgalvoti, bet sakau, šiaip visi labai panašus važiavimai. Tikrai visi užtikrinti, saugiai mane vežė, net, sakau, jaučiausi kaip su tikrai normaliais vairuotojais. Tai labai patiko. Ir atskirai visi finalistai. Pirmiausia, apie Darių Sukacką. Jisai pravažiavo greičiausiai, pridarė klaidų tokių elementarių, kai jisai nedarė stenogramos, jis nežino, kur tas posūkis ir turėjom daug stabdymų, ieškojimo to posūkio. Jis nemato, nejaučia, kaip tas posūkis užaštrės ir aštresnis, ar jis neaštresnis. Bet pats važiavimas greitas, drąsus, užtikrintai, jaučia tą mašiną gerai, tai skubų. Jis pravažiavo greičiausiai? Greičiausiai. Pirmas važiavo, turėjo blogiausią dangą ir pravažiavo greičiausiai. Apie Tomą Graževičių. Jis ant šimtųjų, tenais, nežinau, pusę sekundės, man atrodo, atsiliko, tai bet labai panašus rezultatas. Irgi pridarė tų pačių klaidų žymėjimo, kaip ir nei karto to nedarė žmogus. Tai va dėl to aš linkstu prie to, kad jisai nežinau, ar yra tas, kuris ištobulės. Jis jau važiuoja metus ar 2, aš nežinau kiek, greičiausiai metus. Tai jis jau turi nusistovėjusią kažkokią stenogramą ir ten gal sunku būtų pakeisti. Apie Mantą Pupių. Štai ką sako Deividas Gezevičius. Tai žmogus žino, ką daro, tikrai stenograma irgi yra plius minus okei, minimaliai ką reikia šlifuoti. Ir jo, jisai gal, aš manau, būtų geriausiai suvažiavęs, bet jisai buvo tas žmogus, kur ant galo sugalvojo drifto užsiimti, pridarė klaidų ir laikas suprastėjo, bet emocijų turėjo daugiausiai. Ir Matas Potejūnas. Tai žmogus labai su stenogramu neblogai, yra tų niuansų, bet kaip ir pas visus yra, bet jo laikas jau toks jau gerokai prastesnis. 4 gal sekundės, sakyčiau, skiriasi. Tada Domantas Varnys. Jis man minėjo, kad važiuoja žiedinės lenktynės ir ant žvyro irgi jam buvo nauja patirtis, tai jam labai sunkiai gal sekėsi su stenograma. Visi metrai vienodi, bet čia, žinot, sakau, sunku atmušti tą akį. Tai va tas, kur prieš tai minėjau Matas, jis telefoną užsikabino ir čitino. Žodžiu, sunkiai gaunasi, bet jis turi tai, kas jam palengvina atskirti ar 100 ar 50 metrų. Tai jau dėl to sakyčiau, kad jau buvo geriausia stenograma, tiksliausia. Bet ir tai tos vietos, kur reikėjo žinot, kur užsukti, jis pridarė daug stabdymų, neįgyvendino to, nepasitikėjo. Benas Trumskis važiavo paskutinis, yra turbūt vienas daugiausiai patirties turintis iš visų finalininkų, bet turėjom prasčiausią laiką įveikimo, bet labai jautėsi jo važiavime, nes irgi stenograma tikrai viskas visai okei, matosi, kad žmogus yra važiavęs, labai gerai tą mašiną valdo, nėra jokių pasimetimų, bet jaučiasi, kad jisai gal darė daug ką kaip su 4VD ir jam tai pakišo koją. Tas toks gavos lėtesnis važiavimas. Aš manau, aišku, visiems labai padarė tai, kad jaudulys. Ir tu turi paskutinį šansą ir turi šansą tai, kad tu gali pakeisti savo metų likimą. Gali būti aš ralistas ir gali važiuoti visą sezoną. Tai tas, aš įsivaizduoju,
baimė, sudaužyti mašiną, padaryti klaidų, nes tikslesnis važiavimas bus geresnis negu tas, kur tu ten iščiuoši. Tai tiek. Taigi, visi dalyviai išvažiavo namo ilsėtis, dalintis įspūdžiais ir laukti verdikto. Po ilgų ginčių ir svarstymų verdiktas buvo priimtas. Ir praėjus nepilnai savaitai visi finalistai atvažiavo į Kauną, į Nordis centrinį biurą išgirsti, kas iš jų taps geriausių iš geriausiųjų. Čia visus pasitiko šio pastato šeimininkas Evaldas. Prieš keletą metų jis susižavėjo šiuo projektu ir iš karto tapo jo mecenatu. Kam to darai? Geras klausimas, šiaip žinau. Iš tikrųjų nežinau. Įsitraukėm kažkaip neplanuotai ir 2 metai jau draugaujam. O po pirmo sezono, kodėl sugalvojai, kad antras irgi bus? Nes tai iš esmės gan brangus malonumas. Tai aš manau, kad čia iš vis brangiausias sportas turbūt, koks realiai gali būti, bet dabar rodo faktas, žiūrėk, Iveta sėkmingai važiuoja, dalyvauja, Mindaugas Urbonas irgi startuoja, važiuoja, Klaudas Bučinskas irgi dalyvauja, Gytis, manau, iš visus ateities lenktynininkas bus vienas iš perspektyviausių. Tai rodo, kad kažką duoda, smagu. Smagu yra kažką palikti, atnešti? Ne, tik tai kartu būti, nes tu jiems neduodi, jie patys turi, jie visi yra talentingi, jie važiuoja, jau dabar važiuoja jie. Tai tu tik tai esi, žinai, dalis proceso kažkokio. Po antro sezono galvoji apie trečią? Ne, mes taip šnekėjom, po pirmo negalvojom apie antrą, po antro negalvosim apie trečią, po 10 negalvosim apie 15. Tai viskas natūraliai iš tikrųjų. Tai. Bet, o kas prasidėjo anksčiau? Ar prasidėjo Nordis Racing Team, ar prasidėjo projektas Ašralistas? Geras klausimas. Manau, kad projektas prasidėjo Ašralistas, nuo to ir prasidėjo viskas. Šiaip kažkas naujo, tai yra vienas dalykas, tai yra nestandartas ir tai yra, tu duodi ne tiems, kurie jau turi ir kažką daro, o tiems, kuriems tai galbūt vienintelis šansas pabandyti tik tai kažkada kažkas man davė šansą, tai dabar ateina eilė duoti kitiems šansą. Tiki šito projektu? Taip, jau tikiu. Jau tikiu, kad jis kokiam 5-6 sezone jisai bus gražus. Visą laiką yra daug faktorių, kurie susideda tuo metu. Populiarumas, tokie įvairiausi projektėliai, bet smagu, kai tu matai realius faktus, po kurių žmonės važiuoja, tai kai sakau, 4, kurie šiandien dienai dalyvauja čempionate, kurie vienokio ar kitokio būdų prisideda. Bet geras jausmas, ar ne? Taip. Galvot, kad padariau gerą. Taip, aišku. Nes tiesioginės naudos tai neduoda, ar duoda? Visiškai ne, visiškai jokios naudos. Jeigu kalbam finansiškai, tai yra didelis, brangus projektas, kuris kainuoja pinigus ir tai daugiau emociniai reikalai. Pernai Evaldas buvo dar giliau įtrauktas į ralį ir netgi sudalyvavo keliuose raliuose šturmano pozicijoje. Tačiau Evaldas nelinkęs tapti profesionalu. Jis mano, kad ralistai turi būti tikri atletai, o jam didžiausią pasitenkinimą duoda buvimas šalia ir žinojimas, kad galbūt jo prisidėjimas paskatino vieną ar kitą sportininką tapti ralio profesionalu. Laidą remia Nordis, išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Laidą remia Nordis, išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Prieš paskelbiant nugalėtojus, finalininkų laukia dar viena dovana. Paskaita apie šturmanavimo svarbą, patirtį ir stenogramos sudarimo subtilybės iš žinomiausio ir labiausiai patyrusio Lietuvoje šturmano Audriaus Šošo lūpų. Esat pradedantis žmonės. Audrius Šošas yra vienas ilgiausiai lenktyniaujančių šturmanų Lietuvoje ir žinoma labiausiai patyrusių.
Savo pirmąjį Lietuvos ralio čempiono titulą tuomet su Rolandu Mackevičiumi Audrius iškovojo dar 1996 metais. Savo lenktynininko karjerą jis pradėjo prieš 41 metus, o šturmanauja praktiškai nepaliaujamai jau 37 metus. Nuo to laiko Audrius šturmano kėdėje sėdėjo su 20 skirtingų pilotų, o ralio ir stenogramos sudarimo paslapčių mokino kone visus greičiausius mūsų šalies sportininkus ir išaugino jų net kelias kartas. Šošas šturmano kėdę išbandė net 26 raliui skirtose skirtingų modelių automobiliuose. Raliuose važiavo net 19 pasaulio šalių. Tai daugiausiai pasaulio ralio čempionato etapų pravažiavęs lietuvis. Už jį daugiau pasaulio ralio čempionatuose yra dalyvavęs tik vienas Australijos lietuvis. Dabar jau miręs legendinis Fredas Gocentas. Tačiau mūsų šalyje labiau patyrusio šturmano tiesiog nėra. Dėl to tokią pamoką, kokią turėjo progą paklausyti mūsų finalininkai, gali išgirsti toli gražu ne kiekvienas net labai patyręs lenktynininkas. Ir tai yra sunkiai įkainojama patirtis, kurią Audrius mielai sutiko pasidalinti su jaunaja lenktynininkų karta. Įtampai didėjant ir tiksint paskutinėms nugalėtojo paskelbimo minutėms, finalistai pasidalino savo mintimis apie šį projektą ir neslėpė jaudulio. Štai pavyzdžiui, Manto Pupiaus žmona buvo įsitikinusi, kad Mantas šiame projekte liks tik antras ir nerimavo, kad jam laimėjus Manto nebeliks namuose. Dažniausiai visur, kur man dalyvauju, dažniausiai būna antra vieta. Tai jinai tokį užtikrintumą turi, kad jeigu mantelis, tai antras. Nu, va toks. Bet jo, dėl to, kad gali būti, kad, manęs nebus namuose, jo, yra tas toks. 2-3 metus intensyviai to siekiu, to gyvenu ir noriu nugalėti ir noriu važiuoti. David, kaip mėgoji? Mažai miegojau, stresas labai kankina. Turbūt didžiausias stresas buvo tai prieš užsiregistruojant į šitą visą reikalą. Ir turbūt, kad iš vakaro jau prasidėjo stresas ir šiandien visą dieną toks jaudulys, tai stipresnis nei prieš varžybas turbūt. Reikia stengtis pasitikėti savim. Tai kadangi nesinori pervertinti, tai 99 turbūt. Juokauju, žinoma, iš tikrųjų nežinau, bet tikiuosi, kad rezultatas bus toks, kokio tikiuosi. O jei pralaimėsiu, vis tiek reikės bandyti treniruotis ir siekti tikslo, kažkaip taupyti pinigėlius, kad pats galėčiau važiuoti. Tikrai nesitikėjau, kad pavyks taip toli nueiti. Tikrai džiaugiuosi savo pasiekimu. Tačiau galų gale ateina metas, kai tenka 4 iš 5 finalininkų nuvilti. Ir štai ta akimirka. Ačiū ir tuo pačiu sveikinu Matą. Ne Mantą, kol kas. Ačiū Benui. Ačiū, sakom, Tomui. Ačiū, Tomui. Antras žmogus gauna rėmimo sutartį 500 eurų sumai ir kad tai būtų paskatinimas jums važiuoti. Rėmimo sutartį su Nordžiu gauna Darius. Tai ką, laukit darbo? Jo. Nežinau, dar tuoj šiek tiek atsigauti, nes viskas prabėgo. Čia gyvenimo svajonė jaučiu, kol kas. Ačiū labai. Wow. Net nežinau, ką ar be pridurti. Taigi, Mantas Pupius, aplenkęs beveik 300 konkurentų, tapo antrojo ašralistas sezono nugalėtojų.
Žmogus, kuris yra nuo mažens šalia ralio, nes jo tėtis kažkada buvo profesionalus ralio lenktynininkas. O štai dabar atėjo laikas ir sūnui, bent jau metams, vienam sezonui. Jį profesionalu padarė pergalė šiame projekte. Kada atsisėdai pirmą kartą prie automobilio vairo? Kai man buvo... Tai jeigu šnekam atskirai, kad atskirai jau vienas sėdėti prie automobilio vairo, tai 12 metų gal. Tai buvo žiema, nesenai buvo mano gimtadienis. Ir kadangi Kelmėje tuo metu, tada, kai man buvo 12 metų, buvo labai populiarūs Žiguliai. Ir visi aplinkui, čia ne kiekvienas turėjo po Žigulį, važiuodavom į treko varžybas, į nustumdytą trasą išvalytą. Ir atėjo gimtadienis ir tėvas įteikė tėtis dovaną Žigulį. Pirmas automobilis, su kurio pradėjau važiuoti. Ir nuo to viskas prasidėjo, grinai, nuo to gimtadienio sausio 7 dienos. Vėliau sekė daugybė slalomų, žiemos trekų, mini raliukų, visur aplink gimtąją Kelmę. Raseinių, Kelmės, Šiaulių apylinkėse, pamažu atėjo ir pergalės. Tačiau vėliau, pravažiavęs keletą tikrų ralių nuliniu ekipažu su tėčiu šturmano vietoje, Mantas kuriam laikui metė ralį. Tai sutapo ir su tėčio ralio karjeros pabaiga. Tiesiog šeima persikėlė gyventi į Vilnių ir ralio karjera buvo nustumta į antrą planą. Prioritetais tapo mokslai ir verslo plėtra. Vilniuje šeima turi savo automobilių servisą, į kurio veiklą įtraukta visa šeima. Mantą kasdien galima rasti serviso priėmimo skyriuje, bendraujant su klientais ir bandant pagelbėti vairuotojams ištikus bėdai. Na, o laisvalaikį Mantas leidžia su žmona Gintarė ir jų šunimi. Retos veislės kalytė laimi kone visas parodas, o dalyvavimas parodose jaunai šeimai kartu yra ir būdas pakeliauti. Dar yra šuo, su kuriuo su žmona dalyvaujam parodose. Toks mūsų bendras laisvalaikio praleidimas, kurį mielai atliekam kartu, važiuojam parodas, treniruotės, priežiūra šuns. Tai gal daugiau tas laikas kartu, kai tarkim, ne būtent parodos, aišku, į parodas kartu važiuojam, bet jo, tai visos išvykos, visos atostogos yra planuojamos su šuniu, tai čia kaip mūsų vaikas. Prieš keletą metų Mantas Pupius buvo rimtai pasinėręs į retą, bet labai daug adrenalino reikalaujančią ir itin pavojingą sporto šaką – greitai nusileidimą nuo kalno dviračių. Jis gan aktyviai dalyvavo varžybose ir yra iškovojęs ne vieną titulą ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Mantas buvo tarp šios sporto šakos pradininkų mūsų šalyje. Radau alternatyvę šaką visiškai priešingą automobilio sportui, tai dviračių sportas, vadinamas downhillu. Tai aš juo labai rimtai užsiiminėjau kokius 4-5 metus. Tai susiradom dviračius, susiradom visą informaciją, kurios nebuvo Lietuvoje tuo metu, kai pradėjau. Buvo tik pati pradžia to viso sporto. Tai susiradom informaciją, dviračius, aprangas, susiradom, kur vyksta Latvijoje varžybos, Estijoje, Lietuvoje viena kita buvo, bet tai, sakau, toks pagrindinės varžybos, kurios nebuvo oficialios. Pagrindė buvo Latvija, Estija. Tai pradėjus Latvijoje Estijai dalyvauti, pirmais metais tapau Latvijos čempionu dviračiais, o Estijoje 3 vietą metų gale užėmė. Tai toks buvo pagrindinis arkliukas dviračių sportas, su kuriuo tą patį jaučiau, kaip jaučiau važiuodamas automobiliu. Tai aišku buvo daug pavojingesnis sportas dėl to, kad per tuos 5 metus turėjau 2 traumas su operacijom, kelio ir rankos. Tai po tų operacijų atsirado daugiau baimės, atsirado, forma suprastėjo ir irgi apstojau būtent tą sportą. Ten tai yra žvėriškas pavojus, ten tai yra, kai tu turi maksimaliai greitai išlaviruoti tarp medžių, tarp akmenų ir visą kitą. Ten žymiai pavojingiau, negu kad čia važiuoti raliai. Tai aš kai pamačiau, kaip jis laviruoja, sakykime, būtent toj dviračių sporto trasose ir kaip jam gerai sekasi, tai supratau, kad pas jį reakcija
reakcija veikia greičiau, negu kad smegenys spėja sureaguoti, patart, nes ten tai milisekundžių reikalas, kad tu kažkur tai nevirsum, į medį nesitrenktum. Tačiau tokia pavojinga sporto šaka dažnai baigėsi kaip ir daugeliui – traumų virtinė ir priešlaikinė karjeros pabaiga. Tiesą sakant, kaip pripažįsta pats Mantas, grįžti į ralį tokia mintis visą laiką kirbėjo jo galvoje. Lygiai kaip ir tėčiui. Galbūt todėl Manto tėvo, Vilmanto Pupiaus paskutinysis lenktyninis automobilis vis dar yra visiškai paruoštas lenktynėms ir bet kada gali būti naudojamas. Aš nemečiu to ralio. Ralis laikinai yra sustabdytas. Nes jeigu mašina yra, jinai šiai dienai stovi, jinai nepardavinėjama, tai vadinasi, turi minčių užslėptų. Aš laukiu, ko padarys senioro klasė. Abu vyrai supranta, kad ralis tai virusas, kurį išgydyti yra labai sunku. Panašu, kad bus daug užimtų savaitgalių. Kaip jūs į tai reaguosite? Tai jau vien tik tai, kai jisai nusprendė dalyvauti, realiai pasąmoningai ir susitaikiau su tą mintim, kad metus reiks taip lankščiau žiūrėti viską. Bet Mantas ir po metų yra kupinas ryžto tęsti lenktyniavimą. Čia dar pakalbėsim. Antrasis ašralistas sezonas tapo lemiamų postumių pasinerti į ralį ne tik Mantui, bet grįžti į ralio trasas ir jo tėčiui. Tačiau tai jau kitos mūsų laidos tema. Na, o kitoje laidoje matysite. Šturmanu nenori būti savo sūnui? Ne. Kodėl? Mano visa ralio karjera prasidėjo nuo šturmano. Ir aš užtekom pravažiuoti vieną greičio ruožą, netgi mes tam sugedome. Aš supratau, kad aš negaliu šalia sėdėti ir skaityti ir suprasti, kad aš galiu pravažiuoti geriau. Laidą remia Nordis. Išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo.